Jėzus širdį ir viltį gvildenti, kad į dangų eini. Ten mano tėvynė, Ten mano tėvynė, gimtieji namai, kur gatvė auksinė, vaikšto Dievo vaikai. Ten Jėzus karalius, ten džiaugsmo šalis, Tėvas visagalis, mane apkabins. Ten mano tėvynė, gimtieji namai, kur gatvė auksinė, vaikšto Dievo vaikai. Ten Jėzus karalius, ten džiaugsmo šalis, Tėvas visagalis, mane apkabins. Be Jėzaus žus visos vertybės, be jo pragaiš visi turtai. Jėzus perlas amžinybės, jis daug daugiau, nei tu jauti, nei tu matai. Kaip gera gyventi, kai Jėzus širdį ir viltį gvildenti, kad į dangų eini. Ten mano tėvynė, gimtieji namai, kur gatvė auksinė, vaikšto Dievo vaikai. Ten Jėzus karalius, ten džiaugsmo šalis, Tėvas visagalis, mane apkabins. Ten mano tėvynė, gimtieji namai, kur gatvė auksinė, vaikšto Dievo vaikai. Ten Jėzus karalius, ten džiaugsmo šalis, Tėvas visagalis, mane apkabins. Be Jėzaus žus visos vertybės, be jo pragaiš visi turtai. Jėzus perlas amžinybės, jis daug daugiau, nei tu jauti, nei tu matai. Kaip gera gyventi, kai Jėzus širdį ir viltį gvildenti, kad į dangų eini. Ten mano tėvynė, gimtieji namai, kur gatvė auksinė, vaikšto Dievo vaikais. Ten Jėzus karalius, ten džiaugsmo šalis, Tėvas visagalis, mane apkabins. Ten mano tėvynė, gimtieji namai, kur gatvė auksinė, vaikšto Dievo vaikais. Ten Jėzus karalius, ten džiaugsmo šalis, Tėvas visagalis, mane apkabins, mane apkabins, mane apkabins. Nori jėgą tavo patirti, tu priglaudei mus po savo sparnais, gyvybę ir džiaugsmą po jais mums davei.
matyt, mes norim jėgą tavo patir. Tu priglaudei mus po savo sparnais, gyvybę ir džiaugsmą po jais mums davei. Jėzus mūsų viltis, Jėzus mūsų dalia, 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 mes norim Jėzau tave matyt, mes norim jėgą tavo patir. Tu priglaudei mus po savo sparnais, gyvybę ir džiaugsmą po jais mums davei. Jėzus mūsų viltis, Jėzus mūsų dalia, Jėzus
taip sukrito, kad už viską. Bet turiu iš tikrųjų kuo dalintis, aišku, noriu su tuo ir pasidžiaugti, kad nes žinau, kad daugelis meldėtės, daugelis prašėt už mane Dievą, kad tai noriu tą liudijimą papasakot savo, kaip 9 mėnesius laukiau darbą. Ir pradžiai psalmę 116 norėčiau nuo 10 eilutės. Nors pasitikėjau, bet tariau, aš esu labai prislėgtas, neapgalvoję sakiau, visi žmonės melagiai, kogi viešpačiui atsilyginsiu už visas jo geradarystės, aš paimsiu išgelbėjimo taurę, viešpatės vardo šauksiuosi, savo įžadų viešpačiui ištesėsiu visos tautos akivaizdoje. Ir iš tikrųjų šitos eilutės, nors pasitikėjau, bet tariau, esu labai prislėgtas. Tai mano čia tokia moto visų 9 mėnesių. Nes, kaip žinot, tai tikriausiai tai vasarą baigiau mokslus, magistro mokslus baigiau, tai, kaip pasakyti, jau prestižas buvo, galvojau, čia jau visi mane jims, visi griebs, čia tokių specialistų mažai, per visą Lietuvą tik 5 per metus paruošti buvo. Galvoju, čia mažai tokių specialistų, visiems tokių reikės. Ir pradėjau ieškoti darbą. Tai dabar birželio 26 baigiau, 24, 9 mėnesiai praktiškai. O pradėjau dirbti nuo 4, nuo 21 šio mėnesio. Ir ta istorija iš tikrųjų įdomi, viešpats vedė, viešpats mokė juo pasitikėti. Ir pradžiui vienam pirmųjų darbo pokalbių, tai kaip tik iš kursiokė vieną parašė, kad čia Kaune ieško medicinos genetikų, davė numerį, aš pasiskambinau, nuvažiavau, buvau į Kauną, pasikalbėti su, ten buvo Lietuvos sveikatos mokslo universitete, tai su vadove tos medicinos genetikos laboratorijos, pasikalbėjom, aprodė patalpas, ir sako, paskambinsim. Ir žodžiu, paskambino, parašė, kad neatrinko. Dar buvo pokalbių tokių, į kitas laboratorijas ėjau, žodžiu, visur, kur tik siunčiau, vasarą paėję, žodžiu, aš nuvariau vieną savaitgalį į jaunimo pamaldas buvo, kadangi mokslo metų studijų pradžia, aš jau nebesimokau, bet irgi, kaip pasakyti, dar prie jaunimo. Ir, žodžiu, čia irgi liudijimo dalis, tai, ir žodžiu, sekmadienį, mes esam pratę jaunims irgi po bažnyčios kažkur visi nueiti, tai kartais būna 4-5 žmonės, bet kartais būna ir 14. Tai žodžiu, ir būnam, ir sėdam, ir kalbam, bendraujam, valgom. Ir grupelės, aš kurią grupelę ėjau, mano grupelės lyderis sako, kad nuo rudens čia atsiras nauja tikiu grupelė, sako, aš norėčiau eiti ten patarnauti, bet sako, reik tada pamainos man. Ir aš sakau, ką neturiu dabar ką veikti, sakau, pilnai pasirašysiu, sakau, gal viską nemokėsiu iš pradžių, bet sakau, perimsiu grupelę. Tai iki dabar dar kol kas nieks nepasipiktina, nieks nepasiskundė, tai žodžiu, vedu jaunuomenę irgi į Kristų Vilniui. Tai čia,
Tai čia viena dalis liūdimo, kad va, jeigu į Kauną būčiau nuėjęs, nu, kažkaip kaip, va, ten, su tarnystė, su viskuo, tada, va, tapau, nu, oficialiai tų tarnautojų, nes anksčiau irgi patarnaudavau grupelėse, tai padėdavau, nu, pravesdavau kelias kartus į mėnesį, po to tapau bažnyčios nariu, nu, ir žodžiu, darbo paieškas dar tęsės, siunčiau CV, buvau ir darbo pokalbėse nemažai, bet visur arba neatsakydavo, arba tiesiog peržiūrdavo, nu, irgi jokio atsako, arba sakydavo, nu, tipo, dabar nereik, siunčiau tikrai CV, daug, ir čia dar rudenį vyko, aš plaunu indus per pietus, pavalgęs pietus, ir man tokia mintis, vasario 5 metais tu gausi darbą. Nu, sakau, tiesiog, nu, tai, bet ta mintis, nu, kaip pasakyti, daleidau, kad gali būti arba iš manęs, arba iš Dievo, nu, ta prasme. Nu, ir galvoju, reik laukti, bet aišku, laukdamas vis tiek. Siunčiau visur, darbo pokalbėse buvau ne vienam, vis tiek, nu, kaip pasakyti, viešpats duoda pergalę, bet vis tiek, reik irgi stengtis. Tai, bet aš jau gavęs tą apreiškimą, aš jau kitiem pradėjau dalintis. Nes jau 4-5 mėnesiai, va, į rudenį įeinant, nu, jau žmonės nusako, nu, tai kada darbą, nu, taip susitikus su kuo, nu, tipo, tai, nu, sakyt, dar nedirbu, dar laukiu, nu, tipo, žmonės sakydavo, tai gal ne pagal specialybę įdirb. Nu, aš taip galvodavau, kad gaila mokslam išleistų valandų, nes, nu, kaip pasakyti, nes viešpats į mokslus ir pašaukia tokius, nu, bet kažkaip kentėdavau, nusižemindavau, bet žodžiu, jau ir tada liudijau, ir tikintiem, ir netikintiem, žodžiu. Netgi su viena draugė, netikinčia, aš jai papasakojau tą visą istoriją. Nu tai sako, nu tai jeigu jau vasario 5 negausi darbą, nu tai jau ieškokis tada bet kokią. Mes susilažinau. Nu tai po to, aišku, aš nuvažiavau į Stalčiaikelį ir irgi ten buvo liudijimų vakaras. Prie manęs vienas iš organizatorių sako, Joeli, gal tu paliudytum, sako, žinau, kad turi visada gerų liudijimų. Nu, ir aš, va, prieš jaunimą, prieš daugiau nei 200 žmonių irgi, nu, va, groju, jau buvo, nu, metus pirmas, sakau, va, aš sakau, vasario 5, sakau, aš jau turėsiu darbą, va, čia, sakau, į ateitį. Sakau, aš kitais metais čia sėdėsiu ir liudysiu. Nu, ir tai va, nu, jau artėja vasaris, nu, nauji metai prasidėjo, artėja va, sausis praėjo, ten buvau irgi keliuose darbo pokalbėse ir, nu, vasario 5 tai jau artėja, aš jau galvoju, nu, jau kažkaip terminas turi sukakt ir įvykt. Nu, tai, ir, žodžiu, nu, aišku, aš užpildžiau, va, irgi į vieną įmonę ten jau į antrą etapą buvau pakviestas, jau su vadovai šnekėtis irgi į tėvą bandžiau įsidarbinti, ten irgi technologų, bet ten, kaip pasakyti, pamaininis darbs,
3 pamainos, kad per naktį ir šeštadienį, sekmadienį, nu, tai tas irgi biški, kadangi kaip tarnautojas jas, nu, penktadienį tada labai apleičiau grupelę, nu, sekmadienis irgi nenuvykčiau į bažnyčią, nu, kaip pasakyti. Bet esmė tame, kad darbo pokalbį tam buvau vasario 2. Ir vasario 5 man iš ryto parašo, kad, žodžiu, nepasirinkom. Nu, aš nuliūdau, tad galvoju, reikia pabandyti nusiųsti. Nu, nusinčiau tada vasario 5 vieną CV ir vasario 9 kitą CV irgi į tą pačią įmonę, bet skirtingas pozicijos. Nu ir laukiu. Po savaitės skambini iš Kijaro, iš Vengrijos, nu žodžiu, užsienietiškas numeris, ten žmogiškųjų resursų specialistė paklausė, ar pildžiau tokį dokumentą, nu tai sakau, pildžiau, ten 15-20 minučių, nu, pakalbėjom, ten paklausė standartinių klausimų, bet aš galvoju, nu, kažkaip gal prastai pasirodžiau, galvoju, nebesusisieks daugiau su manim. Ir tada, praein 2 savaitės, aš gaunu laišką, kad kviečiu jau gyvai į darbą pokalbį. Vasario 21 buvo, brolis pas mane buvo, su broliu vaikščiojama aplink Vilnių ir, žodžiu, laiškas įkrent, kad kviečia mane į darbą pokalbį. Ta, kur vasario 5 siunčiau CV, negavęs darbą. Nu tai nuvykau, pakalbėjau, vadovas, labai malonus, jaunas. Pakalbėjom ne tik apie darbą, bet ir apie pomėgius, tai žodžiu. Nu, Dievas netgi idėja išminties, kad CV aš užsirašyčiau savo pomėgius, kad galėtume ne tik apie darbą pašnekėti. Nu, ir sako, po 2 savaičių susisieksim. Nu, praeina savaitę. Eina antros savaitės. Antrą savaitę eina, pusantros savaitės praėjo ir aš, nu, ieškojau toliau, žiūrėjau toliau darbo skelbimus ir žiūriu, kad mano toj pozicijai darbo skelbims yra. Nenuimt, bet iš naujo įkelt. Ir aš galvoju, reikia parašyti ne darbo vadovui, bet kas tai žmogiškųjų resursų specialistai. Nu, aš parašau, tipo, kaip čia, norėčiau sužinoti darbo pokalbio atsiliepimą, kaip vadovas apie mane atsiliepia. Man po poros minučių jį parašė, kad jūs pasirinka, sako, dabar ruošiu dokumentus, per 24-8 valandas, sako, susisieksiu, nu, oficialiai. Nu, aš apsidžiaugiau, poliau, mamai, tėtim, įskambinti visiems žodžiu, skelbtis, bet sakau, dar manęs nepasirinka. Bet tėtė nesuprata, buvo pirmadienis ir tada maldoj pasakė, kad mane priėmė, nors dar oficialiai pasiūlymo jokio neturėjau. Bet tikėjimu. Ir tada jau kitą dieną vakarė jau oficialiai atsiuntė, tai ir įdarbino. Į tą vasario 5 siunčiu. Tai va, ir tiesiog tokia istorija. Ai, gerai nepamiršau. O dar buvo toks, kad po naujų metų mane į kariuomenės sąrašuose atsidūriau. Tai irgi žiūriu, nu, po naujų metų, 5 ar 6 dienas žiūriu, galvoju, reikia pasitikrinti sąrašuose. Nu, pasitikrinu, žiūriu, įrašyta šaukiams. Nu, dar pusę metų būtų buvę, jau nebebūtų reikėję, bet kadangi vieną kartą šaukia, kai mokiaus, tai tarnyba buvo atidėta. Ir čia irgi buvo tas iššūkis, kaip čia
9 mėnesiai kariuomeniai, sveikata ne kažką, nu ten jau iš vis, kaip pasakyti, užjuoks, nu žodžiu, už visą pulką reikės, nu, kentėti. Nu, bet žodžiu, kaip sąžiningas pilietis užsiregistravau, nuėjau į tą pasitikrinti sveikatą į komisiją. Ten irgi, nu, tai ten viską patikrina, visas svorį, ūgį, ten kraują, intelektą, asmenybę, nu, ir visur nutipo tinkams, daktarų išvados buvo. Ir žodžiu, dar reikėjo nueiti pas traumatologą. Nu, tai traumatologas buvo toks vyrs, jau pagyvenęs, nu tai ten, sako, liepia nusirengti, nu tai kad stuburą pažiūrėti. Ir žodžiu, nu, bet va taip nukrypa kalba, kad kalbėjom ne apie ligas, ne apie iškrypusį stuburą mano, bet žmogus galvoja paklausti apie genetiką. Tai žodžiu, 20-30 minučių tiesiog aš sėdėjau ir jam bandžiau paaiškinti genetikos pagrindus. Nu, ir ta prasme, nors tipo, viskas galėjo daug greičiau praeiti, bet žmogus nusiau neskub. Nu tai taip, tai reikėjo ilgiausiai pas jį ir laukiu, tai dėl to ir supratau, dėl ko ilgiausiai reikėjo laukti, nes tikriausiai visus taip kalbint. Bet pasikalbėjom, nu sako, siuntimą tau išrašysiu, persisšves stuburą, nes nuotrauka nedaryta. Tai sako, jeigu 16 laipsnių iškrypęs stuburas, tai tada nereikės, netikriams kariuomenį bus, bet jeigu mažiau, tai reikės. Nu, aš užsiregistravau tą nuotrauką pasidaryti. Ir žodžiu, pradžiai du atsakymus, žodžiu, gydytojo parašė, kad iškrypims 10%, o kitur ar 4. Ir aš nesupratau, kuriuo tikėti. Bet žodžiu, aš vis tiek parašiau ten atgal, kad jau yra atsakymai, nu, ir pasižiūrėkit. Ir žodžiu, va, čia irgi. tą pačią dieną, kurią sužinojau, kad į kariuomenę nereiks, tą pačią dieną sužinojau, kad į darbą gausiu. Nu tai va, žodžiu, viešpats viską taip sutvarkė, sudėlioja ir ištestavo mano kantrybę. Tai va, tai tiesiog tokį liudijimą norėjau turėti, gal biškai ir ilgai užtrukau, bet tiesiog skolingas jums esu, nes žinau, kad daugelis meldytas, daugelis prašė Dievą, tai taip, kur yra, neturim, nebeturim. Gerai, mesmės. Dieve, iš tikrųjų, dėkojam tau už tą. Giesmę naują, jei patiks, tai aš galiu vėl giedoti ją iš naujo. Pažiūrėk man į akis, apie meilę jos tau šneka, argi žodžiai pasakys, kaip širdis belaukiant plaka. Tau dėkosiu, amžinai giedosiu. Tavo meilės troškulys
amžinai, tau giedosiu amžinai, tavo meilės trokštu aš prisišlieti prie tavęs. Tu ateik, tau giedosiu giesmę naują, jei patiks, tai aš galiu vėl giedoti ją iš naujo. Pažiūrėk man į akis, apie meilę jos tau šneka, argi žodžiai pasakys, kaip širdis belaukiant plaka. Tau dėkosiu amžinai, tau giedosiu amžinai, tavo meilės trokštu aš prisišlieti prie tavęs. Tau dėkosiu amžinai, tau giedosiu amžinai, tavo meilės trokštu aš prisišlieti prie tavęs. Tu ateik, laukiu aš tavęs kasdieną, nežinau, kad pamatysiu, o galbūt jau net šiandieną savo širdį tau paduosiu, ją sušildyk savimi, tau per amžius aš dėkosiu, mano viešpats tu esi. Tau dėkosiu amžinai, tau giedosiu amžinai, tavo meilės trokštu aš prisišlieti prie tavęs. Tau dėkosiu amžinai, tau giedosiu amžinai, tavo meilės trokštu aš prisišlieti prie tavęs. Tau dėkosiu amžinai, tau giedosiu amžinai, tavo meilės trokštu aš prisišlieti prie tavęs. Pas mane malonę suteik, malonę suteik, Jėzau ateik, aš pasiilgau tavęs, ne tavo dovanų, ne dangaus turtų, man reikalingas pats tu. Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, ateik. Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, ateik. Ateik paprastai, neapakik šlovę, kad galėčiau karštai apkabinti tave, kad be baimės žiūrėt man į tavo akis, apie viską kalbėt, ko pertekus širdis. Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, ateik. Jėzau
malonę suteik, Jėzau ateik, aš išsiilgau tavęs, ne tavo dovanų, ne dangaus turtų, man reikalingas pats tu. Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, ateik. Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, ateik. Ateik paprastai, nepakyk šlovę, kad galėčiau karštai apkabinti tave, kad be baimės žiūrėt man į tavo akis, apie viską kalbėt, ko per teko širdis. Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, Jėzau meldžiu, ateik. 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 Ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Ko akis neregėjo, ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčios. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčios. Nugalėtojui naują vardą duosiu aš, jis gyvybės medžio vaisių valgys ir neaugs. Nugalėtojui gyvenimo vainiką gaus, ir antros mirties jis niekad neragaus. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčios. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčios. Nugalėtojui
duosiu manos paslėptos, iš gyvenimo knygos neištrinsiu jo. Nugalėtojas atsisės šalia manęs, naują dangų ir naują žemę jis matys. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, viešpats paruošė tiems, kurie jį myli. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčioje stovis. Štai jis stovi šiandien ir beldžia, ar atversi jam duris. Būk uolus ir atgailauk, nes kuriuos jis myli, drausmina. Štai jis stovi šiandien ir beldžia, ar atversi jam duris. Būk uolus ir atgailauk, nes kuriuos jis myli, drausmina. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčios. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia šiandien bažnyčios. Jėzus stovi šiandien ir beldžia, ar atversi jam duris. Pirmą pamokslą tai pasakiau liktais 22 vasario, ne vasario 5, bet 22 man rodos metų gale, tai va, žodžiu, pusantrų metų. Tai tikiuosi buvo naudinga, daug ką pasisėmėt. Ir šiandien kalbėsime apie Laodikėjos bažnyčią. Ir aš pradžioj noriu papasakoti istoriją, pasakojimą apie tai, kaip Laodikėja susijus su Lietuva. Kaip bandė pritemti. Jeigu kas domitės istoriją, tai tikriausiai žinot, kad yra tokia legenda, kad kunigaikštis, toks karalius Palemonas, jis, romėnų didikas, kaip pasakyti, su savo sūnum ir kilmingųjų šeimom iš Romos, žodžiu, ieškojo, kur geriau gyventi, kadangi bėgo nuo Atilos invazijos, nes Atila užpuolė visą Romos imperiją ir jie ieškojo geresnio gyvenimo ir, kaip pasakyti, ir patraukė į šiaurę nuo Romos imperijos, tai iki Baltijos jūros daėjo ir tada nuo Baltijos jūros Nemunu, kažkur ties Dubysava, ties Druskininkais, Birštonu, Kaunu, nuo Piliakalnio pasistatė miestą ir ten valdė. Ir iš tos Palemono giminės tarsi atsirado Gediminaičių dinastija, Lietuvos karaliai. Tai tas Palemonas antrasis, ta visa
jis buvo tikrai istorinė asmenybė ir jų visa karališka dinastija prasidėjo Laodikėjoje. O istorija buvo tokia, kad, žodžiu, jų šeima Laodikėjoj buvo labai turtinga, gražino miestą, paramą didelę miestas suteikdavo, kad net akveduką, man rodos, pastatė. Tai, žodžiu, jie buvo tokie geri miesto gyventojai, juos visi pažinojo. Ir tada, ir kaip jie tapo karaliais, tai kadangi jie, viskas vyko Romos imperijoje, tai kad tave paskirtų karalium, tai tu turi pažinoti jau imperatorių, Cezarį ir taip. Tai buvo toks valdininkas Markas Antonijus ir jų šeimos, ta prasme, draugavo. Ir ten prasidėjus neramumams Romos imperijai, žodžiu, tas Palemonas, jis sukėlė kelis miestus ir, žodžiu, apgynė teritoriją, apgynė tą pačią Laodikėją, dar kelis miestus ir, žodžiu, jį paskelbė karalių. Ir taip ta dinastija atsirado. Ir 15 amžių prakeliaujam, jau į Lietuvą, 2 tautų respubliką, Lenkai šiek tiek prestižiškesni, lietuviai biški žemiau. Ta prasme, kad Lenkų jau būtų gerai, o lietuvių nelabai. Tai ką padarė lietuvių istorikai? Tai jie pasiėmė šitą Palemoną ir, tokia istorija, legenda, propaganda, galim sakyti, kad pakelt savo lygį, sulygint, kad čia mes irgi jau kilmingi, iš kilmingos giminės, tokios senos, 1 amžių siekiančios. Bet kame bajeris, kad istoriniai dokumentai rodo, kad Palemonas II buvo vedęs Erodo Agripos pirmojo dukrą. Nežinau, žiūrint į Bibliją ir žiūrint į istorinius šaltinius, ar kažkas labai norėtų būti susijęs su Erodu Agripa. Kūdikis nužudė su savo brolio žmona, vedė. Tai, bet čia, kas būna, kai pats nori save pašlovinti, pats savo kažkokių nuopelnų sugalvoti, o ne kai kitas tave daro. Ir mes matom, kad ta pati problema buvo ir Laodikėjoje. Taigi paskaitykim. Apreiškimo 3 skyrius nuo 14 iki 22 eilutės. Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralovęs, nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje auksą, kad pralovtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos aš myliu, aš baru ir drausminu. Būk tad uolus ir atgailauk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Kas turi ausis, te klauso, kad dvasia sako bažnyčioms. Taigi, perskaitę mes matom tą bažnyčios situaciją. Ir Jėzus prisistato 3
trys prisistatymai Jėzus. Tai titulai. Amen, ištikimasis ir tikrasis liudytojas ir Dievo kūrinijos pradžia. Tai amen tikriausiai visi žinot, kad visi tą sakom po maldos, amen, tai reiškia, va, tai tiesa. Bet Izaijo šiam 5 skyriui 16 eilutei yra parašyta. Va, Dievas taip save vadina. Dievas, kurio vardas Amen. 16 eilutės. Kas laimins krašte, laimins tiesos Dievo vardu ir kas prisieks šalyje, prisieks tiesos Dievo vardu, nes senoji priespauda bus užmiršta ir nebeminama mano akivaizdoje. Į tiesos Dievo vardu kitose senesniuose vertimuose prisieks Dievu, kurio vardas Amen. Tai mes matom, kad Jėzus pasirašo šiai bažnyčiai, sako, kad jis iš tikrųjų yra tas tikras Dievas, tas, kuris yra tiesa ir kuris žino tą būklę, tą būseną bažnyčios, kad ji nekokia. Ir tai čia pirmasis pasistatymas. Ištikimasis ir tikrasis liudytojas, tai taip pat viešpats visom 7 bažnyčiom matom, kad jis liudija. Čia toks irgi vienintelis Kristus prisistatymas, toks ištikimasis ir tikrasis liudytojas, nes vienam laiške yra paminėts irgi liudytojais, bet ten ne Jėzus, o Jėzus pasisako, kad jis yra tas irgi liudytojas, kad ne tik patys krikščionys liudija tą žinią, bet kad jis pats savo asmenį turi tą Evangelijos žinią ir jis liudija ir skelbia tą tiesą. Ir taip pat Dievo kūrinijos pradžia. Aišku, skaitant galima pagalvoti, kad čia kalbama apie pradžios knygą. Kaip Dievas viską sukūrė, kad iš jo viskas kilo, ta prasme visa visata iš jo pagimdyta. Bet taip, čia dalis tiesos. Bet Dievas savo naują kūrinį sukūrė prieš 2000 metų. Ne prieš 2000, jeigu Izraelį įtrauksim, tai kad savo bažnyčią, čia apie bažnyčią, kad Dievo kūrinijos pradžia, galim laikyti bažnyčią, nes Jėzus kaip pirmagimis nugalėjęs mirti, įvedė visus, kurie jo tiki į tą naują sandorą savo krauju. Ir jis kaip pasakyti, jeigu jis jau prieš tai buvo, kaip pasakyti, kaip kūrėjas, prisidėjęs, vienas iš trejybės asmenų, kuris prisidėjęs prie kūrybos veiksmą, tai čia, kaip pasakyti, Dievas jame jau visą pilnatvę sudėjo, kad be jo nebūtų ir bažnyčia. Ir mes matom, kad Kristui rūpi kiekvieną bažnyčią. Jis rašo kiekvienai bažnyčiai tos asmeniškus laiškus, žino jos problemas ir rūpinas tais kaip savo kūriniu, nes jis įsteigė šią bažnyčią. Kiekvieną bažnyčią, Pauliaus rankomis, kitų rankomis. Ir jis rašo, Kristus, žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drugnas, nei šaltas, nei karštas, nei šaltas, aš įspjausiu tave iš savo burnos.
Taigi, čia visada tos eilutės, jos yra iš tikrųjų keistos, nes daugelis bando jas paaiškinti, ką čia turime omeny. Ir daugelis bando taip paaiškinti, kad buvo šalia Laodikėjos 2 miestai kaimynai, bet labiau šiaurė. Ir sakoma, kad atseit Laodikėja neturėjo savo vandens šaltinio, neturėjo akveduko, todėl buvo nuvesti 2 akvedukai. Vienas miestas buvo Hierapolis, tai jame buvo tiesiog karštosios versmės, kurios labai sveikos, ten daug mineralų ir jos iš žemės kilo, ten buvo, kaip pasakyti, vonios Hierapolį buvo sveikatingumo. Ir, toks spa, geras, karštas vanduo su karbonatais, su sulfatais. Ir, žodžiu, atseit vienas akvedukas tekėdavo iš to Hierapolio, o šalia buvo dar vienas miestas, apie kurį žinom, Kolosas, laiškas kolosiečiams. Ir jame buvo šalto tyro irgi vandens šaltinis ir akveduku jis irgi tarsi atkeliaudavo į Laodikėją ir tie 2 akvedukai susijungdavo, vanduo susimaišydavo ir tas drungnas vanduo atkeliaudavo, kuris buvo neskanus gerti. Bet, archeologai padarė tyrimus, pasirodo, kad buvo akvedukas, turėjo vandens šaltinį miestas, iš pietų atkeliaudavo nuo kalno ir kaip tik kai kurie netgi istoriniai šaltiniai liudija, kad vanduo pakankamai mieste buvo skanus ir gardus ir, šiaip logiškai pagalvojus, kad bet koks miestas, jeigu jis nori išlikti, ar prieš 2000 metų, ir dabar turi turėti tą savo infrastruktūrą, kad atėjęs karas, ar kokia apgultis, ar kažkokios kitos nelaimės, tiesiog vandens šaltinio nebėra ir tada viskas. Tai jeigu vanduo pas mus užtruktų, tai nei tualetą nuleis, nei atsigersi, nei nieko. Tai tas pats irgi. Ir tas buvo aiškinimas, kad Laodikėja neturi savo vandens šaltinio. Ir tas miesto ta infrastruktūra atspindėjo ir tą bažnyčios dvasinę padėtį. Bet Laodikėja šiaip tai buvo labai turtinga, kaip jau minėjau, kad buvo tie Palemonas su savo šeima, kurie, jie buvo turtingi, jie išdavo miestą ir netgi buvo rasta iškaltų tekstų, kad jeigu jau kažką pažeisi vandentekį, tai 15 000 denarų bauda, kad milžiniški pinigai, vandentekį. Ir tada kyla klausimas, ką čia reiškia tada palyginimas, jeigu ne tie akvedukai. Žiūrint toliau, kad 20 eilutė, tai aš stoviu prie durų ir belčiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Apie svetingumą šneka. Ir karštas vanduo kam gali būti naudojamas? Nusiplauti kojas, žodžiu, susitvarkyti, kad kai svečias ateina, kad būtų galima švariai, nes dabar mes turim batus, bet ir normalius kelius, bet įsivaizduojant tais laikais, tai jeigu jau ateini pas žmogų į svečius, kojos dulkinos,
rankos irgi nuo kelio dulkių, tai reikia, kad švarus sėstum apsiplauti ir sėsti prie stalo. Nu, tą Jėzus ir darė per paskutinę vakarienę. O šaltas vanduo labai tinka atgaivinti. Kūnui atsigyvinti, atsigerti. Iliustracija. O drungnas vanduo, nu tai tu nei nuo jo tinkamai nenusiplausi ir neatsigersi. Ir toks va tada neefektyvums, beprasmybė, kad tu kaip ir esi, bet jokios paskirties to, va, kam esi paskirtis, neatlieki. Ir toks lieki tada, kaip pasakyti, nepanaudotas. Tai va, dėl to Jėzus ir sako, žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Nes, kaip pasakyti, jeigu mes čia priimam tokį, kad jeigu čia apie tikėjimą šnek, arba kad tikėjims, tas drungnums, kaip mes įsivaizduojam, kad čia nepakankamas nekarštas dvasingums, tikėjims, užsidegims dėl viešpaties, tai dėl ko tada viešpats sako, kad būtum šaltas arba karštas. Tai reiškia, viskas ne su užsidegimu susiję, bet su funkcija, su paskirtim. Nes jeigu šaltas, tai bažnyčia, dabar, bažnyčia ateina, Jėzus sako, gerai, kad jūs netikite. Mes sakytume, kad čia Jėzus svaikstai, tikėti yra geriau nei netikėti. Bet jeigu, sakau, kaip daugelis aiškina, tai nesusiveda galai. Bet čia va apie tą funkciją, kad mes esame kaip Dievo bažnyčia yra kaip Dievo tas ta įstaiga, kuri turi atlikti tam tikrą funkciją. Mes juk ir pasaulyje turim begalę funkcijų. Tai eini į banką, kad pinigus tau saugotų, kad paskolą pasimti. Eini į mokyklą, kad išmoktum. Eini į valstybinę mokesčių inspekciją mokesčius mokėti. Ir taip toliau. Bet jeigu čia bažnyčia nebevykdo tos funkcijos, kuriai ji buvo paskirta, vėlgi skelbti viešpaties evangelijos, ir žiūrint taip, kad tas karštis galbūt ta didelė meilė, kuri žmonėm liudija apie evangeliją. Tiesiog, tu žmogus ateina ir tu myli žmogų, jam skelbia evangeliją, jam patarnauji, jo klausai, o tas šaltas, atgaivinantis, tai gali būti toks, kaip apaštalai ėjo, kad, jie nesakė, kad, Kristus, jis myli, dabar tikėk. Ne, kaip apaštalas, tai yra, kaip krikštytojas Jonas sako, kad atsiverskit, išpažinkit nuodėmes, kad jūs nusidėję, krikštytkitės, atgailaukite ir atsiverskite ir tikėkit Kristų. Kas gali būti irgi, kaip pasakyti, gal iš pradžių, atrodyti, taip nemaloniai pasaulio akim, kad, sakyt, čia dabar blogai darai, atgailauk ir gręžkis į Kristų, tai gali būti palaikyta tokiu
šaltumu, bet iš tikrųjų tai irgi, kaip pasakyti, funkcija bažnyčios. Ne, kaip pasakyti, skelbti, kad visi yra nusidėję, aišku, su šventosios dvasios ir Dievo pagalba ir skelbti va tą nuodėmių atleidimą, kurį Kristus suteikė ir tą amžinai gyvenimą. Bet kadangi Laodikėjos bažnyčia nei vieno, nei kito neatliko, sutapo su pasauliu, nes miestas buvo turtingas ir tikriausiai jame buvo gera gyventi. Ir net Jėzus neturi netgi už ką pagirti. Net nėra kažkokio tai dalies, kuri liko ištikima, kuri atliko savo funkciją. Bet čia mes matom, kad visa bažnyčia taip nuėjo tiesiai. Ir Jėzus sako, bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš įspjausiu tave į savo burnos. Iš tikrųjų, Pauliaus žodžiai sakant, baisu pakliūti gyvoje Dievo rankas. Jeigu mes sakom, kad pažįstam Kristų, einam į bažnyčią, galbūt tarnaujam, bet Viešpats gali taip pasakyti, kad įspjausiu tave į savo burnos, kad tu ne mano kūnas, tu ne mano dalis. Bet iš kur kyla tas drungnum? 17 eilutėje parašyta, paaiškintas. Taigi sakai, aš esu turtingas ir pralovęs, nieko man nebereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Tai mes matom, kad ta puikybė, kaip Sardų bažnyčia persėmė tą miesto puikybę, kad neužimamas miestas, taip čia ir Laodikėja ta puikybė. Ir Laodikėja buvo, jeigu trumpiau kalbant, tą istorinį kontekstą, kad ji buvo bankininkystės centras, didelis, jame, turtingas miestas labai, buvo irgi gydymo namai, buvo mokykla gydytojų, kur, žmonės ateidavo gydytis, dideli prekybos keliai, per Aziją į Europą. Žodžiu, miestas buvo turtingas, taip pat jame buvo gaminama daug juodos vilnos, prabangios, kuriame jie garsėjo visoje Romos imperijoje. Ir mes matom, kad rašo Jėzus, kad bažnyčia, kaip pats miestas sako, aš esu turtingas ir pralovęs ir nieko man nebereikia. Kad pasitenkinimas, puikybė yra, kaip pasakyti, pasitenkinimas gerais dalykais, kad pasidžiaugims kito sėkme, jie savaime yra geri dalykai, bet kai jau mums visko užtenka, kai mes jau sakomės, kad jau esam pažinę viską žinom apie Dievą, apie Evangeliją, kad nieko mums daugiau nereikia daryti, kad esam išgelbėti, tai čia labai baisus likimas, nes, kaip žinot, dėl puikybės Liuciferis yra toks, koks yra, nes jis manė apie save geriau nei buvo, kad Aušros sūnus, irgi Biblijoje pavadintas, Aušros sūnus nupuolęs ant žemės, kad buvo dangui, bet Viešpats dėl tos puikybės, kad jis
e, puikavos, kad va, esu turtingas ir pralobęs, taip viešpats numetė jį, taip viešpats va įspjauna tuos, va, kurie puikuojas savo pasiekimais, kad va savo darbais. Tai jeigu mes matuojam viską, kaip pasakyti, savo darbais, nu tai mums nereikalingas Kristus. Nes čia nėra Evangelija. Čia yra kažkoks tai savęs noras kažkaip paaukštinti, va kaip lietuviai norėjo paaukštinti meluodami. Nu ir, kaip pasakyti, tokią legendą, tokią propagandą sukūrė, kad va čia lietuvių visa karalyja iš va, antikos laikų va, miesto. Ir kad nieko nebereikia. Tada iš tikrųjų nieko nebereikia. Jeigu mes savo širdį taip nusprendžiam, kad mum Kristaus aukos nepakanka, tai tada Dievas, nu ir sako, nu gerai tada, supratau, bet žinok, kad tu esi skurdžius, apgailėtinis, bet turtas aklas ir nuogas. Kad jeigu mes, kaip pasakyti, nu, va, žmogus toks yra, kad jis nori kažką savo pasilikti. Nes mes, žiūrėk, mes, pavyzdžiui, kažkas blogo mums nutinka, mes ant kažko pykstam, mes kažko nervuojamės, nusakom, va čia dėl to. Čia dėl to, va, kad blogs oras, čia dėl to, kad mane supykdino draugai, vaikai, kažkas darbe nepasisekė. O gerą mes tik savo prisiemam. Nors turėtų būti atvirkščiai. Mes nieko gero, ta prasme, neturim, nieko gero neatnešam Kristui, apart savo nuodėmės, dėl kurios Kristus ir turėjo mirti. Daugiau nieko. Ir mes kartais kaip krikščionis galvojam, nu atiduosiu Jėzui viską, kas blogai, bet kas gerai, noris pasilikti. Ne, tai viską mes turime atiduoti. Ir kas gerai, savo gerasis savybės, kurias manom, kad jos geros, bet jos irgi, nu, geriau pasižiūrėjus, kad jos tarnauja mum, kad mes geriau, nu, jaustumėmės. Bet ne, kad viskas numirtų, kad Kristus galėtų viską prikelti. Naujai. Ir ta laikysena nuolankumo, ji būtina krikščioniui. Nes, pavyzdžiui, Laodikėja taip pat, kaip Filadelfo bažnyčia, kaip Filadelfo miestas, jie irgi kentėjo nuo žemės drebėjimo ir 60 metais po Kristaus, kai žemės drebėjimas įvyko didžiulis, miestas buvo toks turtingas, kad jis net atsisakė Romos pagalbos finansinės, kad atstatyti miestą. Miestas toks turtingas buvo, kad nors ir buvo siusti pasiuntiniai, kad sakydami, kad mes galim suteikti paramą, ne, miestas ir vienas iš tų, kurie padėjo atstatyti miestą, ir buvo tas vėliau karaliumi paskelbtas Palemonas su šeima. Ir tiesiog nebėra, jeigu mes patys norim save statyti, tai nebėra vietos tiesiog mūsų širdį. To nuolankumo nėra, nu tai tada išeitis tik viena, nu tai Kristui nedalyvau visam šitam, ta prasme, mūsų gyvenime, bažnyčios gyvenime, jeigu bažnyčia mano tokia puikiai esanti. Bet mes matom, esi skurdžius,
kaip jau minėjau, bankininkystės centras Laodikėjui buvo apgailėtinas, beturtis. Tai čia irgi viskas į tą sueina. Puikybė, aklas. Aklas buvo tai gydymo šventykla, Sklepionas. Yra duomenų netgi išlikę, kad specifinė mostelė buvo akim teptis gaminama Laodikėjui su kažkokiais ten specifiniais mineralais, kurie buvo randami tik tam regione. Ir nuogas. O nuogas gaminama juoda vilna, iš kurios buvo audžiami juodi rūbai. Ir viskas iš pasaulio. O ką Jėzus sako? Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloktų baltus drabužius, kad apsirengtų ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akis, kad praregėtų. Jėzus vis tiek ateina ir sako, nors tu turi tuos pakaitalus, kurie yra tik iliuzijos, bet čia sako, ateik pas mane, aš tau duosiu to tikro aukso. Tuos baltus, o ne juodus drabužius. Ir tepalą. Bet viską pats neužsidirbai, bet gauni dovanai. Ir tada, ar mum lengva priimti? Jėzus patarė, Jėzus duod dovanai aukso, drabužių ir tepalą. Ir mes, sekdami Kristumi, kiekvienas, mes turim tų palaiminimų, bet jeigu mes žiūrim į pasaulį, žvalgomės kaip Loto žmona, tai negalim. Jeigu jau patikėjom Kristumi, tai nebesižvalgykime į pasaulį, nebekelkim savo to ego, kad čia mes kažko pasiekėm, kad čia mes kažką turim, kad čia mes kažką uždirbom, kad viską, kaip pasakyti, kaip Jėzus sakė, būdamas bandomas fariziejų, kas Ciesorius atiduokit Ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Kad vis tiek viskas iš Dievo ir tie dalykai, kuriuos jis siūlo, jie yra amžini, todėl jie ir yra geresni. Mūsų teisumas, tai purvinis stuvas karmalai, o Jėzaus sutiktas teisumas, balti drabužiai, spindintis, išplauti tam kraujui, auksas, kurio jokia rudis, jokios skandis, jokie plėšikai nepavogs. Ir matymas, regėjimas, tos ateinančios dienos, to pažado. Jėzus sako, tos, kurios myliu, aš baru ir drausminu, būk tad dualus ir atgailauk. Nors Jėzus sako, kad aš įspjausiu tave į savo burnos, bet jis vis tiek duoda atgailai laiko. Ta prasme, kad ir kokia išpuikius būtų bažnyčia, kad ir kaip neatliktų savo funkcijos, bet viešpats sako, atgailauk, nusižemink ir tada nusipirk iš manęs. Aš tau duosiu dovanai, visų dovanų, kurių tik tau reikės, kad tu nebebūtum nei nuogas, nei vargšas, nei beturtis, nei apgailėtinas, kad būtum mano sūnus. Viešpats vis tiek myli tą bažnyčią.
Nes kaip jau kalbėjom, kad Viešpats va, ją ir pagimdė, jie jo yra. Ir jis be kovos, be pasitaisymo, jis jos neatiduos. Jis nori, kad bažnyčia būtų efektyvi, kad mes kiekvienas elgtumėmės pagal savo tikėjimą, pagal tą malonę. Ir Jėzus va, kitoj eilutėj sako, štai jie stovi prie durų ir beldžia, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Tai vienu atveju, jeigu mes čia kalbam apie bažnyčią, tai jeigu Jėzus stovi prie durų, tai reiškia Jėzaus nėra. Bet mes matom, dėl ko taip yra. Bet kitu atveju, tai vis tiek meilė, kad nors ir bažnyčios nieko negalim pagirti, vien tik veikimas va tuo truknumu, vis tiek Jėzus stovi ir beldžia. Bet ta rankena yra mūsų durų pusėje ir mes, kaip bažnyčia, mes turime atidaryti tas duris. Mes turime priimti Kristų, nes kitaip, jeigu bažnyčia nebus Kristaus, argi tai galim vadinti bažnyčia? Žiūrint, tai. Ir girdėkim Dievo balsą. Ir iš tikrųjų, pagalvojus taip, va, tas, jeigu va, sakomės esą bažnyčia, bet Jėzus va, stovi prie durų ir beldžia, ir jeigu niekas neatidaro durų, tai baisu tada. Baisu, tai ko tada mes laukiam? Mes tada reiškia, jeigu Kristus nėra, mes savo darbais bandom pasiekti, užsitikrinti išsigelbėjimą, ateit pas Tėvą kitais keliais, bet kitų durų nėra. Todėl mąstykim, ar turim Kristų savy, ar jis atein pas mus ir vakarieniauja, kaip pas Zakėjų, kaip pas kitus rašto mokytojus, kai mes skaitom. Priimtum Jėzų, bet pradžioj tam, kad priimtume, mes turim nusižeminti ir kaip Paulius sako, tikras dalykas ir vertas visiško pritarimo, kad Viešpats Kristus atėjo mirti už nusidėjėlius, kurių pirmasis esu aš. Bet jeigu Paulius apie save taip sako, tai kas mes? Bet kaip pasakyti. Todėl Jėzus eidavo paleistuvius, pas demonų apsėstuosius, pas muitininkus ir pas kitus nusidėjėlius, kad iš tikrųjų, kad vakarieniautų. Ir mes matom, kad va, tie, kurie buvo sudužusios dvasios, tie, kurie buvo niekinami visuomenį, tie, į kuriuos fariziejai ir sadukėjai ir rašto mokytojai net nepažvelgdavo, net iš jų turgui nepirkdavo nieko ir net nenorėdavo praeiti tą pačią kelio pusę, kuria jie ėjo. Jie Dievui buvo brangesni negu va tie fariziejai ir sadukėjai, kurie
atseit turėjo va tą išmanimą, rašto mokytojai, kurie prisigalvodavo tradicijų, kurias užkraudavo Izraelio vaikam, kurių net nebūdavo rašte. Bet savo tą išmintim paversdavo, uždėdavo jungą, apsunkinimą. Ir todėl tas Kristaus jungas, jis reikalauja tikėjimo ir reikalauja ištikimybės. Ir daugiau nieko nereikia, nes viskas už jo kraują mes esame atpirkti. 21 eilutėje Jėzus prižada, nugalėtojui aš duosiu atsisėsti šalia savęs savo soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Tai vėlgi, kaip kalbėjau, mes patys galim pasidaryti karaliais, kaip Palemonas buvo mieste iškeltas karalium, kadangi jis apgynė nuo invazijos kelis miestus ir pažinojo valdininką tą, kuris valdė Romos imperiją, Marką Aurelijų. Mes galim bandyti prisiskirti savo tapatybę, kaip LTK didžiūnai iš Palemono, bet Jėzus sako, kad jeigu juo tikėsim, jeigu vykdysim tai, kas mums paskirta, ir jeigu nugalėsim, tai jis mums duos savo tapatybę ir duos savo valdžią. Kaip kad jis gavo valdžią prie savo tėvo, taip ir mes gausim valdžią prie jo. Tai reikia būti ištikimiem. Kas turi ausis, te klauso, kad dvasia sako bažnyčia. Dieve,